Salės tinklinio čempionato finalo ketverto turnyras. Taigi dar kartą noriu pasveikinti su visais čia esančiais, o ypač su atletais, kurie pateko į šiandienos žūtbūtinę kovą dėl B pogrupio sidabro medalio. Taigi, ponai ir ponios, visai netrukus kviesime abi komandas į aikštelę. Nepagailėkite aplodismentų, vyrukai, užsikurkite ir norime palinkėti, žinoma, geros jum kloties šioje tinklinio aikštelėje. Taigi, ponai ir ponios, norime pradėti ir pasisveikinti su Vilniaus rajono sporto centro komanda. Taigi, pasitikite, kapitonas numeris 2, Marek Lučinskis. Numeris 1, Jan Krumkas. Žaidėjas numeris 3, Ernestas Turgelis. Žaidėjas numeris 8, Marius Minčiūnas. Žaidėjas numeris 12, Miroslav Petrov. Žaidėjas numeris 14, Erikas Kropa. Vyrukai užkastose, palaikom. Žaidėjas numeris 15, Eimantas Matulis. Žaidėjas numeris 16, Matas Gajevskis. Žaidėjas numeris 17, Lukas Ciminskas. Žaidėjas numeris 18, Edis Kotovskis. Komandos treneris Mantas Balys. Treneris asistentas Edis Kotovskis. Ir tai yra Vilniaus rajono sporto centras. Taigi, dar viena komanda, kuri pateko į kovą dėl sidabro medalio. Norime pristatyti jums Raseinių Lūšis Molai. Žaidėjas numeris 3 ir komandos kapitonas Justinas Laurinavičius. Žaidėjas numeris 1, Nojus Lušaitis. Žaidėjas numeris 4, Gediminas Kutarskis. Žaidėjas numeris 6, Aurimas Tigris. Žaidėjas numeris 7, Aivaras Supavičius. Žaidėjas numeris 8, Matas Petrauskas. Žaidėjas numeris 9, Matas Vasiliauskas. Žaidėjas numeris 10, Domantas Ersbergas. Dvyliktasis numeris, Liutauras Macius. 13 numeris, Maksim Štokailo. Žaidėjas numeris 14, Anželas Loricas.
Jaunius Dovilas. Ir žaidžiantis treneris Aurimas Tinklys. Tai yra Raseinių Mūšis Modai. Taigi, vyrukai, norime palinkėti abiejom komandom geros kovos, gerų emocijų. Žinoma, paspauskite kiekvienam rankas. Ir norime matyti gražų reginį mūsų aikštelėje. Kovoje dėl trečiosios vietos, dėl sidabro medalių. Antrasis numeris, komandos kapitonas Marek Lučinskis. Numeris 3, Ernestas Duknevič. Numeris 11, Tomas Leštor. Numeris 12, Miroslav Petrov. Numeris 14, Erikas Kroma. Numeris 18, Edvis Dutovskis. Komandos lydero Eimantas Matulis. Treneris Eimantas Kurys, trenerio asistentas Edvin Kormovskis. Taigi norime pristatyti Raseinių Mūšis Modais startinį šešetą. Trečiasis numeris, komandos kapitonas Justinas Laurinavičius. Ketvirtasis numeris, Gediminas Gurkarskis. Žaidėjas numeris 6, Aurimas Tinklys. Žaidėjas numeris 7, Aivaras Zubavičius. Žaidėjas numeris 12, Liudauras Mačius. 14 numeris, Ąžuolas Novicas. Komandos libero 1, Deividas Platonovas. Libero 2, Jaunius Dovilas. Komandos treneris Aurimas Tinklys.
Sveiki, ankstyvas sekmadienio rytą, vėl esame Alytuje jau antrą dieną iš eilės ir čia jūsų dėmesiui dabar Lietuvos vyrų tinklinio čempionato, kuris dar kitaip vadinamas yra meistro kodo, Lietuvos vyrų tinklinio čempionato bronzinės rungtynės ir čia jose susitinka vakar pralaimėję vyrai, Raseinių Lūšis Voliai ir Vilniaus rajono sporto centro komandos. Vilniaus rajonas ten vakar beviltiškai pralaimėjo Marijampolės komandai, Raseiniai ten tuo tarpu geresnį kovą davė savo varžovam ir čia pirmą taškelį pasiėmė Raseinių Lūšis Voliai, arbitras fiksuoja tinklo lietimą. Ir prie padavimo keliauja dabar Aivaras Zubavičius. Gerai, darbuojasi Lūšies užtvarą. Bet čia smūgis, kuris nelietė užtvaros. Arbitras fiksuoja užribį. Na, smagu, atvažiavo kolektyvas iš Kelmės su 2 būgnais. Taip, kad atmosfera čia, nepaisant to, kad dar pusė Lietaus miega, 10 val. Ryto su būgnais atrodo pakankamai smagiai. Čia arbitras fiksuoja padavimo klaidą, Gustas Pultarackas dabar kelia vėliavėlę į viršų. Ir pirmąjį tašką gauna Vilniaus rajono sporto centras. Laikas gal pristatyti ir starto šešeto komandą. Pradėsim nuo Vilniaus rajono sporto centro. Numeris 11 yra Tomas Šveštort, numeris 3 yra Ernestas Duchnevič, numeris 15 komandos libero Eimantas Matulis, numeris 12 yra Miroslav Petrov, numeris 2. Komandos kapitonas Marek Lučinski ir Elvis Gotovskis yra numeris 18. 3-1 tuo tarpu Raseinių Lūšies Voliai komandoje priekyje. Aurimas Diglys dabar paduoda, įsikrapšto kamuolį nuo grindų Raseinių komanda ir Diglys ir vėl pramuša užtvarą. Taigi Raseinių Lūšies Voliai šešetas jau pirmauja 4-1. Numeris 6 yra Aurimas Diglys, numeris 12 yra Liutauras Macius, numeris 7, jau mano minėtas Aivaras Zubavičius, numeris 3 komandos libero Justinas Laurinavičius, kapitonas yra Laurinavičius Platonovas, yra komandos libero ir Gediminas Guntarskis yra numeris 4. 4-2. Raseinių Lūšis Voliai yra priekyje. Čia vėl kokybiška ataka per trečią zoną. 5-2 kol kas Raseinių komanda diktuojama dar čia pirmajame sete. Petrovas dabar siunčiamas, ne Petrovas, žinoma, čia Mačius siunčiamas prie padavimo. Petrovas savo pasirodymą nuo padavimo ką tik baigė. O čia taškas atiduodamas Vilniaus rajono sporto centro komandai, klaida prie tinklo. Dabar jau Ernest Duchnevič padavimas. Ir kamuolys atrodo leidžiasi aikštelėje. Tokį gestą fiksuoja arbitras. Niekam iš vilniečių ten kamuolio neprireikia. Ir jau 6-3. Dabar jau Laurinavičiaus padavimas. Ir pagaliau pavyksta Veštortui trečiuoju bandymu pramušti, bando po truputį užkurti į savo komandą. Jo rezultatyvi ataka ir pats Veštort dabar. Jie eina prie padavimo. Guntarskis ramiai prisiema kamuolį ir pats Guntarskis uždaro savo komandos ataką trečių lietimų.
Guntarskis asmeniškai priema ten tos būgnus esančius tribūnose. Pats yra žmogus ne vieną sezoną praleidęs Kelmės komandoje. Ir tą palaikymą prisijama savo. Dabar dar ir gera Raseinių komandos užtvara. 8-4, dar vienas Guntarskio padavimas. Dar kartą Guntarskis siunčia kamuolį. Visai neblogas padavimas. Oi, čia Diglys. Nesugebėjo prisimti kamuolio, nepaisant to, kad buvo apsunkinta ten Vilniaus rajono sporto centro ataka. Ir 8-5. Čia užribis. Paskutinę akimirką ten išvengė skriejančio kamuolio Platonovas ir tas sprendimas buvo teisingas. Grįžta į aikštelę dabar Macius. O Liorincas prie padavimo. Dar vienas užribis. Kol kas dominuoja pirmajame sete Raseinių Lūšis. Jau 10 taškų sugebėjo surinkti, dar vienas padavimas, kurį atlieka Liorincas. Dar viena klaida, ir toliau šiame finalinėme ketvirtį absoliučiai neblizga Vilniaus rajono sporto centro komanda. Wolfas Engelman Radler. Nealkoholinis. 5 naudos viename. Unika vanduo. Natūralaus jodo šaltinis. Ji puikiai pradeda rungtynės Raseinių Lūšis Voliai. Dabar po pertraukėlės nepataiko į aikštelės plotą Liorincas. Ir iš karto užleidžia vietą dabar savo komandos libero. Platonovas vėl aikštelėje. Guntarskis ramiai tvarkosi su priėmimu ir čia Diglys su šiokiais tokiais nesklandumais, bet ataka vis tik tai ramiai sudaro 12-6. Neblogas rungtynės vakar buvo Raseinių Lūšies Voliai komandai. Visai neprastą iššūkį ten metė jie Vilniaus Techui. Vilniečiai irgi po truputį bando išsibūdinti. 12-7 rezultatas pirmajame sete. Ir dabar prie padavimo jau siunčiamas Lučinskis. Daug žaidimo per Diglį. Šį kartą pavyksta kamuolį saugoti žaidime Vilniaus rajono sporto centro ir čia kamuolys leidžiasi aikštelėje. Raseinių Lūšies Voliai žaidėjai ten manyt pagalvojo, kad kamuolys skries į užribį, bet svaidinys nusileido aikštelės teritorijoje. Diglių keliamas kamuolys. Ir čia Diglys. Gal daugiau ne Diglio nuopelno šitas taškas, o tai kaip vilniečiai nesugebėjo rasti atsakymą į šitą Diglio sprendimą. 13-8. O Diglys paduoti gerai irgi gali. Dabar vienas iš tų padavimų. Kamuolys vis dar žaidime.
O čia perdavimas į antrąją liniją pasiteisina. 13-9. Dabar jau Petrovas. Pakuoja dovanėlę Raseiniam. Ir ta dovanėlė užstringa pakeliui. Ir adresato nepasiekė. 14-9. Į tinklą skrieja kamuolys. Ir dabar jau Mačiaus padavimas. Liorensas vėl aikštelėje. Dyglių į antrą liniją. Pavyksta. Vilniečiam išsaugoti kamuolį žaidime, bet ir vėl užribis. Niekaip nepavyksta pataikyti į aikštelės plotą. Mačius gali tęsti savo padavimų seriją. Ojojoj, čia nesusikalbėjimas. Lušiukų gynyboje. 15-10. Duchnevič dar kartelį paduos. O čia ir Eisas Dyglys ir vėl neprisijama, atsiprašo komandos draugų. Bando užsikurti ir Vilniaus rajono sporto centras. Dar kartą Duchnevič. Šį kartą su priėmimu žymiai geriau. Ir čia jau Guntarskis. Iš karto pirmojo atakos bangoje poima savo komandai taškelį. Ir siunčia prie padavimo Laurinavičiui. Kas čia buvo? Čia panašu į tinklo lietimą. Ten Gotovskis atrodo jau taip užsimojo atbulo ranka, kad su visų tinklu nuėjo. Ir jau 6 taškų Raseinių Lūšies Voliai pranašumas. Dar kartą Laurinavičius. Dyglys nespėja vėl sudėlioti kūno taip, kad išlaikytų kamuolį aikštelėje. Daug trūko ten. Kad būtų pratęstas žaidimas, bet ne šį kartą. Dabar jau Veštarto bandymas. Guntarskis ir vėl pramuša užtvarą. Nieko kol kas ten negali padaryti prieš jo atakas Vilniaus komanda. Trečiasis Guntarskio taškas. Dyglys beje irgi turi 3 Vilniečių gretose Lučinskį. Su 5 taškais yra rezultatyviausias pirmajame sete. Čia dar ir kokybiška Liorenso užtvara. Antroji bandymų Lūšiai apsiginti nepavyksta. Bet ir toliau solidus pranašumas 18-13. Kropa paduoda. Ir vėl tinklo lietimas. Per daug klaidų daro Vilniaus komanda. Jeigu nori jie būti žaidime, tu tokių neišprovokuotų klaidų reikėtų išvengti. Krumkač. Irgi eina ant parketo. Liorensas paduoda. O čia jau apgauta yra Raseinių gynyba. Gotovskis atsiduria atakos smaigalyje ir savo komandos atsilikimą mažina iki 5. Guntarskis prisiema pirmą kamuolį, tenka fribolą mesti, nes ne visai tikslus kėlimas ir dar viena sėkminga ataka.
19-15. Opa, čia yra gražu. Iš labai žemai teko tokį kamuolį pakelti dabar Zubavičiui, bet preciziškai atliktas veiksmas. Ir Mačius uždaro šitą ataką. Vėl iki 5 taškų didėja Raseinių Lūšies voliai persvarą. Dar viena įspūdinga užtvara vėl. Įvykė epicentrą Mačius. Padėjo ten šiek tiek ir Laurinavičius, bet taškai protokolą įsirašys būtent Mačius. Dar vienas Zubavičiaus planeris. Krumka, čia taka irgi uždaroma, atsargiai. Ką jūs darot? Kodėl jūs čia spardote mūsų kamuolius? Kas jau čia sporto salė? - 22-15. Ir kamuolys dar kartą aikštelėje, pažiūrėjo visi Vilniečiai skraidinantį kamuolį ir nusprendė neimti. Dar vienas lengvas taškas. Raseinių komanda 8 taškų pranašumas ir abejonių, kad būtent Lūšis pasiims pirmąjį setą labai daug ir nėra. Vėl klaida, kas čia vyksta? Krumkač labai gražią grandinėlę turi ant kaklo. Vieno taško Raseiniam trūksta, kad pasimtų pergalę pirmame sete. To taško dar teks palaukti, nes dabar dvigubą užtvarą nesudirba. Įstringa kamuolys ten tarp tinklo ir tarp Lūšies tinklininkų rankų miško. 24-16. Lučinski. Diglys prisiema. Guntarskis iš antros linijos, ne. Antroji atakos banga, šį kartą per Diglį. Ir Diglys išnaudoja kolegos perdavimą 25-16, 1-0. Raseinių Lūšis voliai priekyje. Pirmąjį setą rezultatu 25-16 laimė Raseinių Lūšis voliai. Šiauliai šviečia visą parą.
Taigi grįžtame po pertraukėlės į antrąjį setą, apsikeitė dabar abi komandos pusėmis ir antrąjį setą taškų pradeda Vilniaus rajono sporto centras. Kropo ten niekieno netrukdomas įvynioja taškelį. Ir siunčia prie padavimo Duchnevič. Bet Duchnevič paleidžia kamuolį tinklą ir rezultatas tampa 1-1. Dyglys. Nusinešęs kamuolį irgi dabar pabandys apsunkinti varžovų padavimą, priėmimą. Geras Dyglio padavimas, bet priėmimas irgi labai geras. Veštar ten netilpo tarp antenos ir varžovų rankų miško. Teko antrojų bandymų mėginti dar kartą, bet labai jau nesėkmingai tą daro Veštar. Ten kažkur link VIP kambarėlio, kur sukrauti visi skanėstai, nuskriejo kamuolys. Galbūt ten net ir torta bus šiandien. Ir Veštartas pasitaisė šį kartą, įlygindamas rezultatą 2-2. O galbūt Veštartas ir atveš tą tortą, kuris bus VIP kambarėlyje. Aišku, Veštartas norėtų pirmą laimėti šitas rungtynės, tada galima bus ir apie tortą pagalvoti, bet padavimas labai jau nesėkmingas. Dabar jau Macius atsako tuo pačiu irgi, paleisdamas kamuolį tinklą, na aišku, rytinės rungtynės. Nepratę turbūt žaidėjai žaisti tokio ankstyvų laikų ir tų klaidų kiek daugiau neįprastai. Kropa. Ojojoj. O čia taip ir žaisim dabar antrajame sete, daužysim į užribius ir į tinklą. Kažkas turėtų pabandyti dabar šitą blogą tradiciją nutraukti. Ir Laurinavičius. Išlieka kamuolys žaidime. Aišku, fribolas grąžinamas į Vilniaus pusę. Dar vienas užribis. Raseiniai vėl po truputį bando tolti ir antrajame sete. 5-3 jau jie yra priekyje ir dar kartelį paduos Laurinavičius. Kas čia įsiaiškins vyrai tarpusavį, ar čia pakelimas prastas, ar Krumkač nelaiku atsispyrė. Bet Krumkač dabar sėdasi ant suolo, užleisdamas vietą Petrovui. Dar kartelį Laurinavičius. Duchnevič ima antrą kamuolį ir pagaliau pavyksta Vilniečiam pramušti užtvarą. 6-4. Ir Kotovskis niekur neskubėdamas kaupėsi savajam padavimui. Dešinė ranka. Daug jėgos čia neįdėta ir Guntarskis dar vieną dovanėlę nuleidžia varžovam. Nieko ten po tokių atakų negali padaryti Vilniaus rajono sporto centras. Dabar jau Guntarskio padavimai. Nebespėja Dyglys prie kamulio. Dar pasiglebeščioja su arbitru, bet ir nepadės dabar tą tašką susigrąžinti Dygliui šitas malonus elgesys. Lučinskis. Bandymas ir vėl priėmimas dirba puikiai, o čia iš
Antroji lietimų. Gudriai žaidžia Raseiniškiai. Vėl 3 taškų pranašumas. Ir dabar jau Ąžuolas Liorinsas. Oi, čia Diglys. Išeina į pasimatymą su Duchnevič ir šitą mikro dvikovą pralaimi 1-1. Ne, meluoju. Atrodo, nuo Duchnevič kamuolys keliauja užribį ir Diglys išeina nugalėtojų. Žaidime kamuolys. Diglys ir vėl varianto atakuoti neturi, o čia Veštartas į aikštelę siunčia kamuolį. 9-6. Čia nesėkmingas bandymas iki 2 taškų. Mažėja Raseinių Lūšies Voliai persvara. Petrao dar vienas padavimas. Čia ir tik per traukėlės nereikės Raseinių komandai, kol kas atrodo jie kontroliuoja įvykių eigą. Gal ir nereikėčiau. Greičiausiai Dyglio ataka būtų skriejus užribį, bet panašu, kad šiek tiek užkabino ten kamuolys užtvarą. Ir Lūšis priekyje 10-7. Zubavičiaus mėginimas. Ir čia tos trumpas užmetimas, pasiteisino sprendimas. Dešimt 8 ir dabar jau Duchnevič atlieka padavimo pareigą. Geras padavimas, tenka paprakaituoti Dyglį ir eisą įsirašo Duchnevič. Karts nuo karto pavyksta Dyglį irgi užklupti nepasiruošusi. Ir tik 1 taškas skiria komandos antrajame sete. Dar kartą Duchnevič. Vėl į Dyglį, šį kartą Dyglys budrus gynyboje ir tas veiksmas leidžia ir kėlėjų atlikti gerą asistavimą komandos draugui. Ir Dyglys pats pasiema kamuolį. Pabandys ilgiau dabar pabūt prie padavimo. Čia vėl užtvarą kamuolį pasiekė, bet blokautas. Ir prie padavimo jau eina Veštartas. Guntarskis, na, patirtis ir meistriškumas. Guntarskis irgi iš tų vyrų, kur neturi problemų dėl mažesnio nei vidutinio tinklininkų ūgio. Vėl vertikalus šuolis toks, kad viską galima jo kompensuoti. Dabar dar ir užtvaros pagalba pavyksta Lūšiukam pelnyti tašką. Futbolo elementai. Prastas Veštart priėmimas. Ir Duchnevič prisimena, kad ir kojo moka žaisti, aišku, ne taip sėkmingai kaip geriausi Lietuvos futbolininkai. Nu čia
išlieja savo pyktį. Vilniečiai vėl mažindami savo atsilikimą iki 3. Lučinskį tam pasismagino, užtvara nespėjo paskui jį. Ir čia vėl Guntarskis. Ne, Guntarskis į užribį paleidžia kamuolį, netikėta. 14-12. Antrajame sete jau Raseinių Lūšis Suoliai taip nedominuoja. Arti varžovų yra Vilniečiai. Kas čia vėl? Nelegalus lėtimas. Raseiniškiai nori pasikalbėti apie tai. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Dach. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Rezultatas švieslinti ir antrasis setas kol kas yra įdomesnis nei pirmasis, bet dabar Kropa iš karto po pertraukėlę siunčia kamuolį į tinklą. Ir vėl 2 taškų. Raseinių Lūšies Suoliai pranašumas. Laurinavičius dabar pabandys dar labiau jį padidinti. Ir čia klaida. Atrodo, šiek tiek atsirėmė ten į tinklą Lučinskį. Po pertraukėlės iš karto pozityvas. Raseinių Lūšies Suoliai komandai. Iš 1 tašką vėl. 3 taškų pranašumas, čia dar ir klaidelę keliant. Ir nebepavyksta Vilniaus komandai išsaugoti kamuolio žaidime. Kaip greitai keičiasi situacija. 17-13. Ir dar vienas Laurinavičiaus padavimas. Nedaug trūko, kad grąžintų kamuolį į varžovo aikštelės pusę Raseiniškiai. Bet nedaug tinklinė nesiskaito. Tašką dabar pasiema Vilniaus rajono sporto centras. Gotovskis irgi pabandys patriukšmauti dabar. Ja, čia olimpinė ramybė Raseinių žaidime. Per 3 zoną. Gediminas Guntarskis dabar eina atlikti pareigos. Kamuolys žaidime. Diglys. Fribolą gaus Raseiniai. Vėl Diglys. Ir šį kartą dvikovoje 1-1 su Darojais Duchnevič. 19-14 ir Vidmantas Balys dabar jau prašo pertraukėlės. 5 naudos viename. Unika vanduo. Natūralaus jodo šaltinis.
nutolo, Raseinių Lūšis Uoliai ir antrajame sete. Iš vieno taško pranašumo seto viduryje dabar vėl 5, bet dabar prašauna pro šalį Gediminas Guntarskis. Vilties spindulėlis Vilniaus rajono sporto centrui. Dabar jau Lučinskį padavimas. Ir vėl šiek tiek nesėkmingai įsimestas kamuolys. Nedaug trūko, kad tam būtų pavykę pramušti tinklą. Bet taškas atitenka Raseinių komandai. Lorincas. Ir dabar jau pavyksta pramušti Veštartui. Bando nepasiduoti dar. Vilniaus rajono sporto centras, dabar jau Petrova. Mėginimas. Nepavyksta uždaryti atakos iš antros linijos. Diglys, ką čia daro Diglys? Na, dabar jau planas žaisti per trečią zoną absoliučiai pasiteisina. Mačiau taško autorius. Mačiau beje 7 taškas, rezultatyvesnis už jį tik vienu tašku daugiau turintis Diglys. Lučinski Vilniaus rajono sporto centre turi 8, Veštar turi 6. Dabar mažėja. Lušės persvara iki 4, bet pranašumas vis dar saugus. Nei patys reikalų čia raseiniškiai neprisidarys. Ir Duchnevič šiandien jau paleido vieną eisą, netgi 2. Taip kad pavojus. Diglys šį kartą ramiai susitvarko su situacija ir vėl. Ir tą patį Macių. Kuris didina savo komandos persvarą iki 5. Veštartas. Ribovą gauna Vilniečiai. Dar kartą Veštartas ir šį kartą kamuolys skrieja už aikštelės ribų. 23-17. Dar vienu taškeliu arčiau Raseiniai yra pergalės antrajame sete. Čia kamuolys aikštelėje. 23-18 vis dar nepatogi Vilniaus rajono sporto centro situacija. Ir čia Veštartui reikėtų dabar porą eisų. Visai neblogas padavimas ir vieną tašką pavyksta laimėti Vilniečiam. Ne eisas, bet tokios pat vertės taškas. Dar vieną fribolą tenka atiduoti Lūšiai. Įsisiautėjo čia Vilniaus rajono sporto centras ir jau tik 3 taškai skiria komandas. Nėra tas scenarijus toks jau ir neįmanomas išlyginti to bronzinio mačo rezultatą. Bet Veštar čia kartą persistengia. Kiek daugiau rizikos įdėta į padavimą. Ir Mačius dabar norėtų uždaryti setą. Norėtų ne tik Mačius, norėtų visi Raseiniai, visi norėtų skyrus tos, kas palaiko Vilniaus rajono sporto centrą. Ir čia 4 lėtimai. Vienu per daug.
Liko 3 set pointai. Vados Kropą. Diglys ramus. Susitvarko su reikalais ir galų gale užsidaro. Ir antrajame sete Raseinių Lūšies Voliai vyrai 25-11, kiek sunkesnis setas, bet galutiniam variante tas pats. 2-0 priekyje ir vieno seto, dar jam trūksta iki bronzos medalių. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Dach. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Taigi grįžtame po nedidelės pauzelės į trečiąjį setą, kol kas absoliučiai kontroliuoja bronzinės B pogrupio rungtynės Raseinių Lūšies Voliai komanda. Duchnevič prie padavimo dabar ir pradedame trečiąjį setą. Guntarskis čia nusprendžia imtis iniciatyvos priimant kamuolį ir ataka labai gražių būdų. Uždaro Laurinavičius. Tikslumu šį kartą, o ne jėga. Laurinavičius ima tašką ir Zubavičius siunčiamas paduoti. Zubavičius ramiai čia apskritai. Lūšis čia didelių rizikų į padavimą neįdeda. Ir to jam užtenka, kad kontroliuotų šių rungtynių eigą. Šį kartą tiesa pavyksta Vilniaus komandai išlyginti rezultatą 1-1. Vėl padavimas į Guntarskį ir tuo pat būdu atsako ir Lūšis. Matis išvestas į ataką. Aštuntasis Maksiaus taškas šiandien. Lūšis priekyje 2-1. Ir čia Diglys į aikštelę nepataiko ir atrodo niekas nelietė ten užtvaros. Nepatenkintas Diglys šiuo epizodu. Pyksta šiek tiek ant savęs, kad nepavyko jam pataikyti aikštelę.
Oi, kokia klaida. Dvigubas lėtimas dabar fiksuojamas Zubavičiui. Akivaizdus taisyklių pažeidimas ir vilniečiai atsidūrė priekyje. Pavyksta grąžinti varžovo aikštelės pusę kamuolį. Ir pasiseka čia Raseinių komandai. Nelengva kamuolį čia jie išgyveno. Liorinsas vėl aikštelėje. O paduoda Mačius. Dyglys būdi. Ojojoj. Ne taip viskas buvo sugalvota. Vėl Dyglys laiku ir vietoje, bet nepavyksta čia Laurinavičiui pasiūsti kamuolio tiksliai į varžovo aikštelės pusę. Atsiprašo jis irgi komandos draugų. Galima buvo saugiau sužaisti. Čia jau Gotovskis prie padavimo vėl. Kamuolys siunčiamas Liorinsui. Liorinsas trečią tašką savo komandai pelno šiandien. Čia abi komandos įsigudrino atakuoti visą trečiąjį setą beveik per trečią zoną ir taip ir muša viena kitą. Vėl vieno taško Vilniaus rajono sporto centro komandos persvara. Guntarskis siunčiamas kamuolys ir Guntarskis iš nelengvos situacijos dabar lygina rezultatą. Nėra labai patogus tokie tolimi perdavimai. Pats Guntarskis siunčiamas paduoti dabar. O čia jau sėkminga užtvara. Nežinau kuris ten, ar Dyglys, ar Liorinsas, bet kažkuris iš jų išveda dabar savo komandai priekio. Galima ir per pusę tą tašką padalinti. Niekas nesupyks. Dar kartelį Guntarskis. Žaidime kamuolys. Įsijungia čia vyrai į žaidimą. Bet galų gale tašką Raseinių Lūšis Voliai pasiema Dyglys. Kūrė blokauto situaciją. Dviejų taškų pranašumą įgyja Raseinių komanda. Čia vienu tašku švelnina savo atsilikimą vilniečiai. 7-6. Šiek tiek solidesnis žaidimas, lyginant su vakarykštėm rungtynėm prieš Marijampolės sporto centrą. Vakar pusfinalyje Marijampolės komanda vilniečius ten sudorojo kaip mažus vaikus. Be jokio pasipriešinimo. O čia tik pirmasis setas, toks buvo nei šioks, nei toks. Antrajame šiek tiek pasipešioti pavyko. Dygliui keliamas kamuolys. Ir Dyglys paima savo komandai dar vieną taškelį. Čia vilniečiai prašo dar vienos pertraukėlės. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Dach. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82.
Internete meistrakodas.lt. Devyni 6 rezultatas trečiajame sete, Lorenzo padavimas. Tai dar vos padavimas ir jais, o nepavirto su tinklo pagalba, bet sausi iš balos dabar. Išlipa Vilniečiai ir švelnina jie atsilikimą iki 2-9-7. Dukinevič dabar eis atlikti savo bandymą. Aukštai išmestas kamuolys. Ir čia po pertraukėlės 2 taškus paeiliui. Ima Vilniaus universitetas. Labai greitai intriga grįžo. Bet tiesą sakant, jinai nebuvo ir dingusi trečiajame sete. Dar kartelį Duchnevič paduoda. Dar ir Diglys nepaima kamuolio, rezultatas lygus. Ramina jis dabar savo komandos draugus ir ištirpa Lušiukų persvarą. Dar kartelį turi galimybę kontratakuoti, bet čia Diglys įveikė savo varžovą mikro dvikovoje. Vėl Raseinių Lušisuoliai priekyje 10-9. Dabar jau Zubavičius paduos. Guntarskis vietoje. Kelimas Dygliui ir Diglys dar vieną tašką savo komandą organizuoja, jau ne pirmą kartą tose blokauto situacijose. Triumfuoja Diglys. Zubavičius tęsia padavimų seriją. Ir dar vienas užribis. Na, kaip greit išbarsti 3 taškų pranašumą. Taip greitai ir susigrąžino Raseinių Lušisuoliai. Šį kartą Guntarskiui antrą liniją ir Guntarskis dar kartelį baudžia savo varžovus, jau 13-9. Atrodo kaip katė su pele ir vėl. Šiandien žaidžia Raseiniai. Tik vakar jie patys buvo pelė, šiandien jau jie yra katė, o pelės rolė ir toliau. Užima Vilniaus rajono sporto centras. Ir vėl prastas priėmimas ir vėl Diglys palšo čia tiesiog paskutinį atkarpą savo varžovus. Vėl pabirėjęs Vilniaus komandos žaidimas. Vėl gali kontratakuoti Lušys, o papa, čia atrodo galva žaidžia Vilniečiai. Bet šį kartą nepavyksta pataikyti Laurinavičiui į aikštelę. 14-10.
Vėl Laurinavičiui keliamas kamuolys ir teisėjas pajungiamas į žaidimą. 15-10, Diglys paduos. Bando galutinai sugriauti intrigą šiose rungtynėse. Raseinių Lūšis Voliai. Stipriai priartėję yra prie B pogrupio bronzos medalių. Kamuolys tam pasiritinėja tinklo viršum. Ir vėl sėkminga užtvara. Šį kartą jau Mačius darbuojasi gynyboje. Beje, tai jau trečiasis jo blokas vertas taškų šiandien, bet dabar turėsim pertraukėlę. Komfortiškai priekiai įsitaisė ir trečiame sete Raseinių Lūšis Voliai. Diglys toliau paduoda 16-10, visai nedaug čia. Iki B pogrupio bronzos medalių liko Raseinių komandai, bet dabar prastas epizodas, tinklo lietimą raseiniškiams fiksuoja arbitras. Ir iš 6 taškų pranašumo lieka 5. Ir čia vėl. Kiek tokių kamuolių šiandien susirinko Mačius. Sėkmė, nežinau, gal ir taip. Sako, sekasi geriausiam. Būtent Mačius. Kaip magnetas įtraukė kamuolį šiandien. Čia taško atsako ir Vilniečiai. Aišku, toks scenarijus Vilniaus komandai netinka. Jie norėtų pasirinkti taškų ir savo padavimų, tam, kad grįžtų intriga. Ir čia panašu, kad sėkmingas Raseiniam epizodas, vienu metu sudvejojau, pagalvojau ir nepataikė ten Laurinavičius į anteną, bet kamuolys vis tik tai anteną liečia nuo užtvaros ir 18-12. Laurinavičiaus padavimas ir čia nepasivargina Raseinių komandą statyti užtvaras. Nepavyksta kamuolio nugabenti į varžovų aikštelės pusę. 18-13. Žiūriu Vilniečių sarginių žaidėjų salelė. Vilnius panašu dar tiki, kad gali kažką gero nuveikti šiandien. Ojojoj, čia kokie eisą dabar. Išrašo varžovam Lučinskį. Kaip sulėtintam kine čia. Priėmime darbavosi raseiniškiai. 18-14. Na, antras toks bandymas nepanašus į pirmąjį. Skriejas svedinys į tinklą. Ir paduoti dabar rengiasi Gediminas Guntarskis. Kam dabar tą kamuolį traukia Vilniečiai? Na, tašką galų gale pasiėma. Bet ten, akivaizdu, kad kamuolys turbūt būtų rėdėjęs į užribį. 19-15.
Nepasiduoda Vilniaus rajono sporto centras. Dygliui keliamas kamuolys ir Dyglys pramuša. Pramuša taip, kad vėl 5 taškų pranašumą turi Lūšis. Liorinsas link padavimo. Na va. Ir ką pasakyti apie tokį epizodą. Skrieja planeris ir su jo vilniečiai nesusitvarko. Raseinių komanda keletą naujų vyrukų metų į aikštelę. Lužaitis ir jaunasis seteris Maksim Štokailo pasirodo aikštelėje. Vakar beje irgi labai solidžiai atrodęs trečiajame sete. Puikiai skirstė kamuolius savo komandos draugam, aišku. Labai jaunas žaidėjas. Sunku jam bus prie užtvaros, bet gauna dabar Aurimo Dyglio padrasinimu. Ir čia užribis. Liorinsas keliauja paduoti, viso labo 3 taškelių jau tik tai trūksta. Raseiniam iki B pogrupė bronzos medalių. Čia kolega pabandė išlaikyti kamuolį žaidime, bet į protokolą jam bus įrašyta klaida, kadangi labai jau nesėkmingai pakėlė kamuolį Raseinių komandai. – 22-16. Tenka freebolą atiduoti dabar Raseinių komandai. Na, bet ir vėl ataka į tinklą. Lučinski ten jokių šansų pramušti neturėjo. 23-16. Štokailo. Čia pasiridinėjo kamuoliais Raseiniškių rankom. Bet grąžinti kitą aikštelės pusę jo taip ir nepavyko. 23-17. Raseinių komanda ir toliau nepanikuoja, vos 2 taškai jam liko iki medalio. Bet vilniečiai irgi kovoja iki galo. Iki 4 dabar mažėja, iki 5 mažėja jo atsilikimas. 23-18. Veštartas. Kiek nesėkmingas pakelimas. Dyglys grąžina freebolą, geriau nei nieko. Ir dar vieną tašką pasiema Vilniaus rajono sporto centras. 23-19. Jeigu nepavyktų paimti ir šito, tikėtina, kad Aurimas Dyglys ir pertraukėlės paprašys. Tas priartėjimas iki 3 taškų jau nebūtų juokingas reikalas ir čia Dyglys tą ir daro dabar. Penkios naudos viename. Unika vanduo. Natūralaus jodo šaltinis.
leido priartėti čia savo varžovom. Raseinių Lūšis Voliai, bet labai dažnai būda po pertraukėlių, kad įsimuša paduodantį žaidėjas iš ritmo ir dabar Veštartas pats priartinė savo komandą prie varžovų, siunčia kamuolį į tinklą. 24-20. Matas Vasiliauskas pasirodė aikštelėje, Aurimas Diglys. Dar kol kas šampano nešauna. Vasiliausko padavimas. Ir dar vieną tašką pavyksta laimėti Vilniaus rajono sporto centrui. Vieną bronzinį tašką pavyko jiems sunaikinti, liko sunaikinti dar 3. Prie padavimo juda Kropa. Kailo kelia kamuolį ir prasta ataka 24-22. Intrigos ir dar daugiau. Diglys atrodo grįžta į aikštelę. Ant suolo keliauja Vasiliauskas. Reikia užsidaryti. Dar kartą Kropa ir Kropa dabar jau atiduoda bronzos medalius be kovos. Raseinių Lūšies Voliai komanda, taigi sveikinimai. Raseiniškėm iškovojus B pogrupio bronzą, o po geros valandėlės mūsų laukia ir B pogrupio finalas. Ten Marijampolės Sūduva su Vilniaus Techu, ten turėtų būti dar įdomiau, taip kad susimatom po geros valandos.